Šiandien švęsdami Vilties padėkos šventę mes iš karto galvojame apie dosnumą ir apie derlių. Todėl šiandien pamastykime apie tai, pamastykime ir apie mūsų pašaukimą dalytis tuo, ką turime, net jei aplink mus yra žmonių, kurie regis turi daugiau. Dažnai susidurėme su klausimu, kodėl aš turiu duoti, jei kiti turi daugiau už mane. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad ši logika pateisinama, juk kodėl žmogus, kuris gyvena kukliai, turėtų dalytis tuo, ką turi, kai pasaulyje yra kur kas turtingesnių žmonių, turinčių, atrodo, viskas. Pažvelkime, ką apie tai moko Dievo žodis. Pirmiausia, prisiminkime Jėzaus pasakojimą apie vargingą naštę iš Evangelijos pagal Morkų, 12 perskyrimas. Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynę variokus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė 2 pinigėlius, tai yra skatiką. Pasišaukę savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: iš tiesų sakau jums, ši vargšė našlė įmetė daugiausiai iš visų, kurie dėjo į aukų skrynę. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visą, ką turėjo, visus savo išteklius. Šis pasakojimas parodo, kad dosnumas nėra matuojamas pinigų kiekiu ar kupiūrų dydžiu. Dosnumas matuojamas širdimi, kuri duoda. Našlės auka buvo mažytė pagal pasaulietiškus standartus, bet Dievo akise ji buvo didžiausia. Dievas nežiūri tai, kiek mes turime. Dievas žiūri, kaip mes dalijamės tuo, ką turime. Net jei mes turime mažai, mūsų dosnumas gali būti didesnis už tų, kurie turi daug. Mūsų dosni širdis rodo mūsų tikėjimą, mūsų meilę Dievui ir artimui. Kitas svarbus pavyzdys yra Evangelijoje pagal Joną, 6 perskyrime. Evangelija mums pasakoja istoriją apie tai, kaip Jėzus pamaitino 5000 žmonių. Šiame stebukle dalyvavo mažas berniukas, kuris turėjo 5 duonos kepaliukus ir 2 žuvis. Kaip apaštalai pasakė, kas tai yra tokiai gausybei žmonių. Pagal žmonių skaičių tai atrodė nieko verta. Tačiau Jėzus paėmė, palaimino ir padaugino berniuko dovanotą maistą. Visi atėję pasiklausyti Jėzaus buvo pasotinti. Šis stebuklas parodo, kad net maža auka, kai jie atiduodama su meile ir tikėjimu, gali būti padauginta ir tapti didžiuliu palaiminimu daugeliu. Kai klausime savęs, kodėl aš turėčiau duoti, kai kiti turi daugiau, prisiminkime, kad Dievas nežiūri į mūsų piniginės turį, jis žiūri į mūsų širdį. Kiekvienas iš mūsų turime galimybę daryti gerus darbus, net jei mums atrodo, kad nieko neturime. Dalindamiesi tuo, ką turime, ar tai būtų laikas, talentai, pinigai, materialūs dalykai, geras žodis, malda, mes dalyvaujame Dievo plane ir skleidžiame jo meilę. Apaštalas Paulius 2 laiške Korintiečiams sako: kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, negailėdamasis ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. Tai reiškia, kad duoti turime su džiaugsmu, nežiūrėdami į tai, kiek kiti turi. Mūsų širdis yra Dievo veidrodis, o dosnumas yra viena iš mūsų galimybių spindėti jo meilę pasaulyje. Be to prisiminkime, kad mūsų gyvenime dosnumas yra ne tik materialus, bet ir dvasinis. Duodami kitam savo laiką, dėmesį, užuojautą, mes taip pat atiduodame dalį savęs. Kartais tas, kas turi daugiau pinigų, gali stokoti kitų dalykų, pavyzdžiui, dvasinės savybės, meilės ar bendruomeninio jausmo. Mes esame kviečiami ne tik dalytis turtų, bet ir tapti viena didelė šeima, kurioje vieni kitus palaikome ir rūpinamės. Svarbiausia, prisiminkime, kad dosnumas kyla iš mūsų meilės Dievui ir artimui. Nesvarbu, ar mes turime daug ar mažai,
svarbiausia yra širdies nuostata. Dievas gali padauginti net menkiausią mūsų dovaną ir paversti ją dideliu palaiminimu kitiems. Todėl duokime su džiaugsmu ir pasitikėdami, kad Dievas visuomet pasirūpins, jog nieko mums netrūks. Amen. Taip te būna. Amen.